Kaip jautiesi po savaitės tokio krūvio, kada iš tikrųjų neteko to atostogauti, tiesiai atvažiavai su medaliu į čia? Jaučiuosi tikrai labai gerai, darbas eina į naudą, aš jaučiuosi fiziškai gerai, tai manau, kol jaučiuosi gerai, tol viskas gerai. Kaip jautiesi pats tarp kandidatų? Gerai jaučiuosi, labai visi draugiški, labai viens kitą palaikom ir per treniruotės, už treniruočių, tai labai gerai viskas. Ką veiki laisvalaikį? Stengiuosi pailsėti kuo daugiau, nes tikrai treniruotės nėra lengvos, tai išnaudoju visą laisvą laiką poilsiui. Krūviai labai buvo dideli? Jo, tikrai jautėsi, kad nebe vaikinų amžius, o vyrų, tai tikrai krūviai skiriasi, krūviai tikrai daug didesni, bet įveikia tas krūvis. O apskritai kaip jautiesi psichologiškai? Kad veteranai? Dar ne veteranai. Jaučiuosi, aišku, jaunas, bet stengiuosi pristaikyti prie. Šiaip dėdavšinas nėra? Ne. O pavyzdžiui, dabar tas Jeftokas yra tavo rinktinės išvis treneris. Ko tikiesi iš trenerio? Ne trenerio, bet tarptautinio. Jaučiuosi palaikymą. Labiausiai. Kaip galvoji Klaipėdai baigsis? Dirbsim sunkiai, stengsimės ir manau, tai tiesiog yra pasiruošimas ir tikslas yra pasiruošti kuo geriau. Tai dirbsim ir stengsimės pasiruošti, kuo labiau manom. Ar derinukus jau šiek tiek derinat? Jau šiek tiek derinam.